Sveiki, brangūs žiūrovai, jau tikriausiai žinote, kad keliaujam ir atostogaujam su kolega ir van laifinam su automobiliais, bet pritrūkom pinigų, o kai pritrunki pinigų, reikia prasimanyti jų, o prasimanimas paprastas, kai sugebi kažką atlikti savo galvą, galbūt savo rankom, žinom, kad mes detaileriai, mobilus detaileriai, vežiojame su savimi įrangą. Tai kartais paieškom ir klientų. Radom, turim, važiuojam. Tai važiuojam tokiais keliukais. Kalnai, kalniukai, golfo laukinai. Truputėlis remonto. Čia mes prahaikinė, visas tas trasas jau pravaikščio, esam realiai, žinom, kur esam. Čia yra Benahavis, Marbėja. Aš kol važiuojam pamontuoju videko. Mano montavimo setupas atrodo daugmaž taip, tai planšetė, keletą vidinių appsų, kurie leidžia montuoti. O čia kolega Lukas, meistras, poliruotojas. Štai atvykom į įvykio vietą, toks požeminis, ne visai požeminis iš tikrųjų parkingas, urbanizacija, kurioje gyvena įvairūs žmonės ir turi bendrus parkingus, bendras pirtis, baseinus. Tai viena iš tokių urbanizacijų yra ir šis parkingas, kuriame dirbsim. Erdvus, šviesus, ramus. Bet sakė savininkas, kad jeigu kaimynai knis proto. English? Lo siento. Español. For apartment? 402. 402. Okay. Sandra? No, Vitas. Vitas. Yeah. Amigo Vitas. Sí, pero no es de taller. No es taller, aquí. We finish and we go. The property ¿qué pasa aquí? Okay? Yeah, gracias. Pažiūrėkime iš tikrųjų, kokie pagrindiniai čia defektai. Matome lipdukų žymės. Tai čia yra jau nuo klijų lakas pažeistas. Čia jau ne kiek lipdukų likutis, o jau lako pažeidimas. Tai čia tas visas šonas taip. Labai stipriai statramščiai sudėvėti. Stebėtinai kaip tokiai naujai mašinai, kad statramščių tokio būklio. Tai irgi čia galbūt kažkas buvo užklijuota, šveista ir labai subraidžiata. Čia sušveista Shadow Line pusė. Ir ketvirtas čia padėvėtas. Kad geriau matytume, tai žiūrėkit tokį lens ir kaip praplės visas vaizdas. Dabar žiūrėkit, įsidėmėkit tuo. Sveiki atvykę į platesnį pasaulį. Kas tau svarbiausia gyvenime, broli? Pinigai, šlovė, sėkmė. Man svarbiausia gyvenime yra draugai. Juos aš vadinu broliais. Nuo pirmų dienų prisimenu šį seną kelią į mokyklą ir praeitus metus nulaužtą pirmą šakelę. Tikro vaiko skausmo banga, jau suaugom broli ir siekiam kitą krantą, kitam krante. Ir fauna ir gamta kita dvasia ir kvapas, kitos kita diena. Ir mano balsas ramus tiesiai iš širdies tave palies ir kelio ruožą tau nuties. Dėl ateities neatskiros, o mūsų geri per pusę. Ir man ir tau jo būsimo neliūdėk kiek nušvis ir pas tave šviesa. Tie, kas laukia, niekada nekenčia. Tokia tiesa, viena ranka pargriusi, broli aš pakelsiu. Skausmas lakina, žinai, stengsiuos nepaleisiu. Prisimeni, kai vaikystė žaidė man saugu. Kai gritu mane laikei, supratau, turiu draugų. Nesijaudik mano broli, nenuleisk akių. Tu ne plienas mano draugė, tu turi jausmų. Už jo pikto veido slypi siela kaip dangus. Viskus saulėlydis ir vasaros lietus. Kiek dienų praleista su juo
jumis kartu, kiek jokio dovanota ir skaudžių šaltų dienų, vien degtinės ir alaus, jie paguldyta, broliai, ir kiek kartų mes geriam iki ryto, o dabar skalauja bangos jau naujus krantus, ką parneš, laukiu brolio grįžtant į namus, jūs niekada nemirsit, visada mano širdį, o jei manęs neliks, išliksiu jūsų atminty. Savo mažas pėdas smėlį jau dabar paliekam, viskas prieš akį, broli, mes neatsiliekam, bėda brolau juoda dangui nušvinta saulė, bet mus gydo vienas kraujas be jokios apgaulės. Broliai, ačiū, kad esat su manim, mano broliai, myliu jūs visą širdim, broliai mano, kad ir kas visada šalia, mano broliai, visada broliai, ačiū, kad esat su manim, mano broliai, myliu jūs visą širdim, broliai mano, kad ir kas visada šalia, mano broliai, visada. Norai bendri, o keliai mūsų skirtingi, viena veda į bedugnę siaurį kelio, vingi stringa tarp gyvenimo takų, kaip kisi mane, eisime abu vienu krauju, siaura vaga. Sėklas mėdanti pašonės bėga tarp laikų, brolius klausia brolio, ar baisu šalta žiemas litų, gintaro šalies pakrantį matėsi toliai praeiti. Tai ką, viskas, baigiam, kiek čia mes užtrukom, kada čia mes atvarėm? Per pusvalanduką susisukom, Lukas sakė. Juokingas darbelis, ta prasme, modeliukas nejuokingas, bet greitai padirbom, greit padarėm. Pasirodo, nepakako kietos poroloninės kempinės ir heavy cut pastos. Ir po keletos dienų klientas ant saulutės pastebėjo tas pačias žymes, ne tokias ryškės kaip prieš tai, bet vis tiek lipdukų žymės pasimatė. Tai reiškia nepakako tos kombinacijos ir dabar naudosiu visai kitą kombinaciją, tai vilna, heavy cut pasta ir rotorius. Rotorius, žinom, jis agresyviausias kartu su vilna. O mano stilius toks, aš iš pradžių užsidedu ir stipriai spausdamas mašinėlę, lėta pavara, lėtų judesiu šveičiu. Ir po truputį atleidinėju spaudimą ir greitinu apsukas ir greičiau pradedu judinti mašinėlę, taip gražiai užsibaigiu. Kairėje pusėje matote su ekscentrika atlieku kietų paralonų hologramų šalinimo, po to rankoje turiu finišinį paduką, su kurio irgi vėliau gražiai užsibaigiu. Ar kada nors susimąstėt, kad pavyzdžiui jūs, kai dirbate ir įkeliate darbus į Instagramą ir demonstruojate, kad daug dirbate, daug uždirbate ir jūs stebi mokesčių inspekcija ir skaičiuoja jūsų pinigus. Nežinau, negražu, bet dabar tokie laikai. Ką mes siūlom? Mes siūlom, kad reklamą rūpinamės mes, mūsų platforma ir klientus kviečia apsilankyti į puslapį, kuriame ras ir jūsų paslaugas. Tie, kas esate meistrai, mobilus ar nemobilus, kviečiame prisijungti į Automatų bendruomenę, to pačiu platformą, kuri leis klientams rasti jūsų paslaugas ne tik patogiau, bet ir už jūs bus pasirūpinta reklama. Su visais tais dalykais ateis ir papildomų galimybių. Prisijung prie klubo, galbūt išvažiuosi kartu su mumis į užsienį, į komandiruotę, bet kad matytumėm tave, turi užsiregistruoti. automatai.lt. Ten, kur susitinka klientai ir meistrai. Paspaudžiam like, subscribe, jeigu dar nesubscribinam, išmoksit automobilių amato, prisižiūrėsit savo automobilius geriau ir kaimyno automobilius, o gal ir iš vis nepažįstamųjų ir uždirbsit papildomus pinigus iš amato, o amatas yra nemirštantis reikalas, joks dirbtinis intelektas nepakeis to, automobiliai kaip važiavo, taip ir važiuos, tad važiuojam kartu. Kas norit išmokti šio amato, apsilankykite puslapyje, kurį paliksiu nuorodoje aprašyme. Ten yra viskas, ko reikia išmokti apie detailingą ir papildomas pajamas iš tos veiklos. Kur tu, senuk, čia nuvažiavai?